Papasakosiu jums istoriją, kaip aš laimėjau bilietus į knygų mugę. Šiaip aš nesu sėkmingas labai žmogus, nelabai laimiu konkursuose, ten vienam kitam, jeigu pavyksta laimė, kad mane ištrauktų, tai labai tuo džiaugiuosi. Ir šiemet iš tikrųjų nei vienam konkurse, kiek dalyvavusios Instagrame įvairiausių knygų konkursuose, nei viename nieko nelaimėjau. Gavau dovanų tik tais vieną knygą iš tokio Blitz labai greito konkurso, kuris buvo per storius vienos Bookstagram merginos. Ir buvo konkursas į knygų mugę bilietą gauti. Žodžiu, ten buvo 3 knygos lietuvių autorių, kurios jau dalyvavo pernai knygų mugėje ir dabar tiesiog buvo dovanojamos tos 3 knygos kartu su bilietu 2026 metų knygų mugė. Tai aš tiesiog, kaip ir visuomet, dalyvavau tam konkurse ir nesitikėjau iš tikrųjų nieko laimėti, bet gaunu žinutę vieną dieną, kad jau paskelbė laimėtojus ir dažniausiai Instagrame, jeigu jau paskelbė tave kaip laimėtoją, dažniausiai pažymi tavo vardą, tai tada tu iškart matai, kad tave būtent pažymėjo. Ir šiuo atveju to nebuvo, tiesiog knygų mugės organizatoriai, kas yra atsakingi už jų Instagramą, įkėlė kaip komentarą, kas laimėjo būtent tas 3 knygas. Ir aš jau visiškai nieko nesitikėjau, galvoju, bet vis tiek einu pažiūrėti, gal kažkas iš kitų Bookstagramo narių, kuriuos žinau ir seku, laimėjo, tai tiesiog norėjau pasmalsauti. Ir aš pasispaudžiu tą komentarą, skaitau ir žiūriu, mano vardas. Tai visiškai negalėjau patikėti. Aš absoliučiai nesitikėjau, kad aš galėsiu laimėti tokiam konkursą, kuris vyko ir Instagrame, ir Facebook, ir tik 3 nugalėtojai. Ir tiesiog buvau labai be galo laiminga. Tai gavau pagaliau knygą su bilietu į knygų mugę. Aš nežinau, ir man pačiai yra smalsu, ar tai bus bilietas į kažkokią tai vieną dieną, ar visų 4 dienų, ar koks čia bilietas bus iš viso. Tai padarykim siuntą kartu, parodysiu, kokią knygą gavau dovanų. Iš tikrųjų, iš 3 knygų galėjom parašyti komentare, kurią norėtumėm. Tai parodysiu, ką aš išsirinkau ir tada kartu pažiūrėsim, koks čia yra bilietas į knygų mugę. Tai yra knyga anglų kalbos žodynas Akvilės Cicėnaitės. Mane jau domina anksčiau ši knyga ir tas viršelis, jis per kamerą nelabai matos, bet turbūt jau tikrai žinot, jis atrodo ir iš tikrųjų tekstūra jo yra kaip vandens lašų ant kokio stiklo. Tai buvau skaičiusi keletą ištraukų Instagrame, tai tikrai galvojau, kad kažkada paskaitysiu. Tai tikrai iš 3 ten dalyvavusių knygų tam konkurse išsirinkau būtent šią ir labai džiaugiuosi. Ne tik bilietu, bet ir šią knygą tikrai skaitysiu. Na, o čia yra, man atrodo, laukiamiausias dalykas. Keturių dienų bilietas. Ketvirtadienis, sekmadienis. Wow. Čia yra geriausia, man atrodo, šių metų kalėdinė dovana, nes vat ir atėjo prieš kalėdas ir gavau prieš kalėdas, tai susitiksim visi knygų mugėj. Tikrai dalyvausiu, visas 4 dienas būsiu, tai jeigu mane pamatysit knygų mugėj, ateikit, pasisveikinkit, pasilabinkit, nes jūs tai žinot, kaip aš atrodau, jūs žinot, kas aš esu, o aš daugumos jūsų nežinau. Tikrai prieikit, pasisveikinkit, labai lauksiu. Dabar jau knygų mugės. Labai tiesiog, aš neturiu žodžių, aš esu be galo dėkinga, kad pasisekė man laimėti šitam konkurse. Ir nekantrauju atvykti visas 4 dienas dalyvauti knygų mugėj. Ir taip pat paskaityti šią knygą.
Atėjo mano siunta iš kita mėnulio pusė, tai noriu parodyti, ką čia užsisakiau. Tai nėra reklama, tiesiog prie kalėdinių dovanėlių ieškau kažkokių tai mini dalykėlių gražių, ar tai žvakės, ar tai muilai, ir kažkaip užtikau kitą mėnulio pusę ir sužinojau, kad tai yra socialinių paslaugų asmenims su negale organizacija. Ir iš karto norėjau iš jų kažką užsisakyti, tai užsisakiau muiliukų. Labai greitai atkeliavo, iš tikrųjų per vieną dieną, vakar užsisakiau, šiandien atkeliavo. Pamačiau iš tikrųjų iš pradžių mėlyną tokį muilą, bet man paskambino iš tos organizacijos ir sako, mes dabar neturim jį, ar galim jį pakeisti kitu. Tai sakau, žinoma, kad galit, tai čia šitas turbūt ir bus. Tai vis tiek jis yra mėlynas, tik ne tokios ryškios mėlynos spalvos, bet labai gražus, jie vadinasi pyragėliai, rankų darbo, tai labai smagu buvo paremti ir tokią organizaciją ir kažką iš jų gražaus susisakyti. Iš tikrųjų, tie muiliukai nekvepia labai stipriai, šitas turėtų būti aviečių, šitas iš vis nežinau, turbūt natūralus tiesiog, nes nėra jokio ypatingo kvapo, o čia turėtų būti kavos, bet labai švelnus kvapai. Tai irgi labai gražus muiliukai, visi skirtingi, čia tikrai matosi, kad yra dėta ir kavos tirščių ir viršai yra papuošimai. Ir šitas turėtų būti avietė pyragėlis. Tai irgi va net skaidrus yra tas vidus. Labai gražus, tikrai jau pasistengė padaryti ir dar netgi žiūriu, kad man yra įdėta dovanėlė, turbūt dėl to, kad turėjo muiliuką pakeisti, kurio neturėjo. Tai irgi labai gražus dalykėlis. Čia yra žvakutė, bet jūs pažiūrėkit, kokia miela. Tai va labai buvo smagu kažką iš tokios būtent organizacijos įsigyti ir manau, kad tikrai sugrįšiu ir jūs nueikite, ten yra ir visokių tai indų ir dar kažkokių tai prekių ir tame tarpe yra ir įvairūs muilai. Tai va, dar kartą sakau, ne reklama, tiesiog norėjau pasidalinti. Šiek tiek netai pasakiau, tai yra socialinės dirbtuvės asmenims su negale, ne socialinės paslaugos. Tai va, socialinės dirbtuvės asmenims su negale, kita mėnulio pusė. Tai va, labai netikėtai radau ir manau tikrai dar apsilankysiu ten.
Va taip jau atsisėdus čia papasakosiu jiems, kad buvau spektaklyje Gal nedarom tragedijos. Tai šitą spektaklį turbūt esate jau girdėję, jis jau ne vienus metus yra rodomas ir aktoriai yra tikrai visiems žinomi, tai Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Giedrius Savickas ir Milda Noreikaitė. Ir iš tikrųjų labai jis man patiko, buvo labai kokybiškas. Aišku, tai buvo visiška komedija, tai ir tikslas pačios istorijos yra prajuokinti žiūrėtoją ir pati situacija yra komiška ir tiesiog viskas, ką aktoriai vaidina spektaklio metu, kelia juoką, tai prasijuokiau beveik visą laiką. Labai stiprus aktoriai, mokantis taip įtikinamai suvaidinti, tai labai man patiko. Tai aišku, nėra tas spektaklis, iš kurio kažką labai išsineši, kažkokią labai rimtą galbūt gilę žinutę ar kažko pasimokai iš jo, bet tikrai išsineši labai gerą nuotaiką. Efektas buvo didžiulis, po spektaklio išėjus tiesiog buvau tokiam, nežinau, ne euforijai, bet tokiam pakilioj emocijai, toks maždaug, wow, tikrai buvo labai geras spektaklis ir labai džiaugiuosi, kad jį pamačiau. Tai spektaklis buvo vienos dalies ir 1:45 kažkur, beveik 2 valandas buvo spektaklis, bet kas man labai patiko, tai visas pastatymas. Aš esu buvus daugybėje spektaklių ir dažnai pastatymas, visos dekoracijos būna minimalios arba mažai veiklios, tai yra jeigu aktorius, pavyzdžiui, geria kavą, tai bus arba tuščias puodelis, arba geriausiu atveju ten bus kažkoks vanduo. O čia buvo visiškai pilnai pastatyta scena, kaip butas, kuris buvo visiškai funkcionalus, tai yra ir kriauklė buvo veikianti, ir kavos aparatas buvo veikiantis, ir tortas buvo tikras, ir šaldytuvas atsidarinėjo, ir viskas buvo labai kokybiškai pastatyta, 10 kartų jau sakau, bet man tai tikrai padarė įspūdį, nes niekada dar nebuvau tokiam spektakliu, kuriame tiesiog pajungto kavos aparatą, pasidarytų kavos, atsisėstų ant sofutės ir matytum, kaip aktoriai geria tą kavą, valgo tortą ir panašiai. Tai, jo, labai patiko spektaklis, tikrai nueikit, tikrai yra vertas dėmesio, tikrai gera juoko dozė. Bet ten visai nieko. Kokia 2,5.